Praėjo jau beveik 20 metų, kai Lietuvoje pradėjo veikti vietos bendruomenės. Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas ir ateityje stiprinti vietos savivaldą, 2016 metus paskelbė vietos bendruomenių metais. Ir vertinant jų veiklą, rūpinantis socialiai pažeidžiamų asmenų globa, sveikatinimo programomis, vaikų ir jaunimo užimtumo, aplinkos gerinimu, viešųjų erdvių sutvarkymu, kultūrinė veikla ir apskritai pilietiškumo ugdymu ir visą tai vertinant jų nuopelną, kas yra padaryta ir kada susiformavo tiesiog atskiros asociacijos, kaip sakysim, kaimiškų vietovių vietos bendruomenės, kurios renkasi šiandien net ir savo parlamentą ir taip pat paskatino kurtis tokias pat bendruomenės ir miestuose, gyvenamuose rajonuose. Taip pat įvertinant visą tą indėlį, kurį tiesiog pademonstravo vietos bendruomenės, mūsų parlamentas, Seimas nusprendė ir priėmė Seimo nutarimą, jog 2016 metai yra skelbiami vietos bendruomenių metais. Vietos bendruomenių darbams įgyvendinti lėšos bus skiriamos iš 2016 metų valstybės biudžeto. Tiem metam pažymėti vietos bendruomenių taryba kartu su vyriausybė rengia programą, kuriai bus skiriamas finansavimas tam, kad tikrai būtų galima pristatyti vietos bendruomenės nuveiktus darbus ir tuo pačiu planuoti kitus darbus tam, kad vietos bendruomenės žmonės dar aktyviau, dar sutelkčiau ir dar geresnius projektus visų bendruomenės narių labui įgyvendintų.